Na kągi, sveiki. Kaip matote pro palapinės angą, esu, aišku, prie ežero, bet šį kartą Punioje. Žiūrėsim, kaip bus. Pradžioj bandau mažus masaliukus, mažus kabliukus. Pagrinde su PVA maišeliais galvoju gaudyt. Į pašarą, manau, čia dabar tikrai nereikia, vandens temperatūra maža. Labai šalta iš tikrųjų ir tiek. Šersi ir nieko nepagausi. Reikia pabandyti paieškoti tos žuvies. Nėra ne tokia aktyvi ir ne tiek vaikšto. Taigi, reikia pradėti ruoštis, susirišti PVA koinyčių daugiau, maišelius pasiruošti ir bus galima pradėti. Taigi, šiek tiek apie sistemėlės. Tai PVA maišeliam, aišku, tuo geriau parodysiu, kad nesisuktų. Paprasčiausias inlinas, svorelis nedidelis, galėjau pasimti tikriausiai didesnių, pasikirtimų gali būti reikalų ir tiek. Taigi, kuom šersiu, tai šėrimo nedarysiu, tačiau štai yra Krante LT palečio komplektukas ir tiek. Toks fishmeal pagrindo kaip užuodžių. O dar, jeigu daryt balansuot masalus, kažką daryti, jo pasiėmiau Aikibaitsu šilauogę. Nežinau, man jis visai patinka. Dar daug jos labai netestavęs, nebandęs, porą žvejybų, bet irgi kibimų sulaukta ir pagauta. Tai visai kol kas patinka, tada dar turiu hidros tirpukų lunaro. Tai irgi reikėtų susimest su kobra ir pabandyti gal tai prisivilioti kokią nors žuvį. Nusitaikom. Ir metimas. Taigi va čia ką įranga, tai va signalizatoriai kaip signalizatoriai. Trečią esu uždėjęs savo kristalą seną, nes nusipirkau 2+1, nes paprasčiausiai žvejoju dažniausiai 2 meškerėm, vienas pats, 3 labai retai naudoju. Bet to tokia situacija, tai galima ir senus, bet yra problema. Bobinsas įkrito, žodžiu, į vandenį ir atėjo tokiam vandenį purvinam, tai galima tik tai gražiai atsisveikinti ir palinkėti gerą gyvenimą po vandeniu. Irgi viskas tas pats. Va. Praeitoj žvejybai irgi. Tam laukinukė. Irgi buvau pasikeitęs jau tuos valus. Tikriausiai rodžiau. Ir viskas čia labai paprasta, kaip 2x2. Ir tiek. Irgi, niekada, pavyzdžiui, savo tam žvejybose nenaudoju tos graibšto, kaip matote, plūdės, bet irgi dabar labai praverčia, kai krantas yra šiek tiek aukščiau už patį vandenį ir tinklas pats skęsta graibštas ir gylio daugiau. Tai ką, ir vėl antroji para. Dabar pažiūrėkite. Va, naktinis laimikis mano. Pažiūrėkit. Kokia žuvis. Wow. Kokie plaukai. Taigi. Viskas labai paprastai. Išsiaiškinau formulę. Kai kibimų, turėjau daug tokių ant maišelio, va čia ypač prie tų laidų, kad pakelia bobinsą, tai reiškia svarelį paima, šiek tiek paneša ir viskas. Kerti, nepasikerta ir nieko negali padaryti. Tai maži kabliukai, trumpi pavadėliai, tačiau dabar yra žiemos metas, praktiškai jau galim sakyti toks
vėlyvas ruduo, šalta labai. Presingo nėra. Taigi, ką galima daryti? Pradėjau didinti svarelio svorį. Palikau sistemėlės tas pačias, inline pasididinau svorį. Tačiau vis tiek nieko gero. Pasikeičiau išorinį LED klipsą. Vėl irgi tai porą kibimų, irgi ta pati nesąmonė. Tikriausiai, bet ir išsiaiškinau, pagrindinis dalykas, tai tiesiog kablių dydis. Naudojau gal kokio 8 dydžio maždaug kabliukus. Ten trackeriai lygtais tokie į klovus panašus į OMC. Šiaip paprastus whitegape'us mažiukus ir nieko. Tačiau pasikeista buvo į 4-5 dydį, kur jau laukiniuose telkiniuose pagrinde tik tai jau šiais laikais gaudos tokio dydžio ir kibimai iškart pradėjo eiti. Taip pat dar nuėjo kokios porą žuvų, tikriausiai karpiai kokie. Ir va, vienas gražus eršketas, tikrai pasaka kosmosas, nesitikėta, bet irgi traukiu, matau žvakę. Tai aišku, kasgi daugiau, bet ne eršketas. Čia gali tokias nesąmonės daryti. Ir irgi pasikeičiau viską. LED klipsus, pritrūko, tai vienas su heliku. Irgi didesni svareliai, kabliukai didesni ir tiesiog taip atrodo labai grubiai kaip pūniai. Bet ką padarysi, jei nori kibimo reikia. Atrodo, kad ir tas nesąmonės daryti kažką keisti. Tai tiek. Su spomba šiek tiek šėriau, bet irgi šerk nešėręs, nieko gero su... Taip pat padirbėjau ir su kobra, ten vieną taškelį pabandžiau užkurt. Nieko, žuvis nejuda, reikia ieškoti, mėtyti. Kur tik tai tau galva sumastys, mati vienas sektorius šone tik tai užimtas, tai praktiškai visas telkinys laisvas. Meti bet kur, bet kiek ir meldies paprasčiausiai, kad žuvis pamatys. Irgi permetimai tokie, kas 2,5-3 valandas. Kas 2 valandas permetinėjau, rezultatai iškart blogesni, reikia ilgiau palikti, kad žuvis spėtų surasti tą masalą. Ir tiek tokie punios vėlyvo rudens gaudymų ypatumai. Viskas žymiai grubiau negu vasarą, žymiai sunkiau pagauti negu vasarą, nors atrodo, kad presingo nėra ir viskas turėtų būti paprasta, bet irgi tas šaltas oras padaro savo. Dar irgi buvo bairis, kad čia yra tos nendrės ir panašu, kad amūras pačiam vidury pradėjo griaužti nendrės, burbuliukus leisti, tai nežinau. Irgi įmečiau čia palei krantą šeriminių boilių saują, tirpukų saują. Tai kažkas buvo prisistatęs pačiaumoti, tikrai girdėjau. Kažkur tai pamačiau tą amūrą ir sugalvojau kažkur čia pasimėtyt. Irgi buvo vienas išėjimas iš palapinės, girdžiu prie pat krantą. PVA naudojau 2 tipų, tai buvau pasidaręs podmikso spombint, bet nesąmonė čia tokį orų spombint, nieks nenori reaguoti. Tai tokie čia yra to šilauogės šeriminiai, paprasti kukurūzai, konservuoti, tigrinis riešutas ir tiek panašu, kad ten viskas sumalta, permalta, kai kurie yra cielų detalyčių ir tiek, o tada kita PVA, tai paprasčiausiai, tą patį, ką ir maišelius dėjau, tokios fišmylo peletės ir tiek, aišku, fišmylų nepatarčiau tikrai į tokį orų šerti, tai yra dar didesnė nesąmonė, žuvis labai greitai pasisotina ir išeina iš taško. Bet kai reikia trumpam tik tai suvilioti, kad prieitų prie to PVA, fišmylas, man atrodo, žymiai geriau traukia žuvį, žymiai labiau smirda ir jeigu tik su PVA gaudant, tai tikrai nematau problemų naudoti tą super smirdantį ir proteinų prisotintą masalą. Tada irgi pavadėlį pabandysiu surasti, parodyti pavyzdį, ką čia naudojau. Irgi, man atrodo, viskas sumesta į ežerą ir kur čia, dabar nerandu jo viskas, ką aš persidariau, net neturėjau tokių pavadėlių, kokių man reikėjo. Tai pavadėliam, ką naudojau, Kamotex Semistifas 20 lbs, tai irgi
irgi coated, tai yra su žievele. Tai žievelę tiesiog paprasčiausiai nuimam. Man atrodo, šitam telkinį tai tikrai reikia nuimti. Daugiau masalo, judėjimo ir lengviau tam karpiui siurbti jį. Ir tiek, apie 10-12 cm pavadėlį plius minus. Trumpesnių nesiūlyčiau irgi, nes man atrodė, kad irgi gali būti, buvo problema su tais pirmais kibimais, kad ar iš viso net nepaėmimais, nes kibimų net skaičius padidėjo drastiškai iš tikrųjų. Kad žuvis siurbė ir per trumpas plaukas ir neįsiurbė iki galo. Žuvis neaktyvi, viską pajaučia greitai ir tiek. Dar vienas pastebėjimas, tai geriau pasaugokit savo jėgas ir pamiegokite dienos metu, nes naktį žymiai daugiau kibimų, dieną gal koks vienas tik tai buvo per abi paras, o naktimis buvo žymiai daugiau kibimų. Pirmą naktį aišku silpnai, nes, aišku, kol neišsiaiškinau, ką čia daryti, bet jau antrą naktį, kai išsiaiškinau pavadėlių sistemėlės, daug kibimų per visą naktį 6-7 gal kokie iš viso. Tai jau žymiai geriau, kaip per visą praeitą laiką buvo gal tik tai kokie 3, maksimum 4, dabar tiksliai nepasakysiu. Irgi parodysiu kabliukus, kuriuos bandžiau naudoti, tai jo, vadinasi Klo. Manau, jie tikrai nėra blogi kokiuose pikaičiuose, kur tokių kabliukų tikrai reikia naudoti. Gal net laukinėse šiek tiek per mažas, bet didesnė versija pasiemus tikrai be problemų. Irgi ką pradėjau naudoti, tai leadcore'us be švino, žymiai paprašiau rišti, nežinau, kodėl pradžioj su švinu naudodavau, visišką nesąmonę, ten tas švinas išlenda, sulenda ir per porą metimų persidaryt pavadėlį, kas yra visiška nesąmonė. Tada ties masalais, taigi pagrindas buvo, kad šeriminis, kažkur per pusę dar mažesnis, tada dar mažiau popiko ir tada dar apipjausi. Tai tokie masalai tikrai nedideli, bet tas irgi panašu, kad veikia. Masalai nedideli, kablys didelis, tai irgi tokia visiška nesąmonė. Tai vėl pasiteisino skudengrilis, ant jo kibimų nemažai gavau. Dabar ant popiko užmetęs, kadangi jis labai smirda, leidžia netgi spalvą dar tokią. Ir manau turėtų, tikėkime, suvilioti kokią nors dar vieną žuvį prieš išvažiuojant. O daugiausia kibimų sulaukiau, tai nežinau, gal dėl to, kad į PV maišelius tik tai išidėjau masalą. Tai dinamito komplekstyv, popikai, fluoro. Pagrindinė, aišku, dambilius naudoju, nereikia tiek apipjausinėti daug, bet irgi super pasiteisino. Niekada nenaudojau, irgi nusipirkau lygtais ar gavau dovanų, tai nenaudojau, tačiau puikiai veikia, reikia tik tai surasti tam telkinį. O irgi erškėtas, ant ko iš tikrųjų iškibo. Kur čia tie masalai? Dar vienas išėjimas. Irgi viena iš masalų, tai yra Super Sweet zigeriai, mainline'o, tai dedu irgi šeriminį panašiai kaip su kitais popikais, apipjausiu ir dedu ant viršaus maslą. Ir naktį nėra skirtumo, kokia ta spalva, jie visi tokia pat skonio ir naktį matomumas nulinis, tai visiškai nulis skirtumo. Bet dar viena iš naujienų mano žvejybose, tai nusipirkau gultą, labai patinka, čia man regis Tracker snūzas. Pasaka iš tikrųjų žiemą, vėlyvų rudenį, tai su rūbais atsiguliu, tikrai šilta, gera. Aišku, galima ir be rūbų pasiėmus 5 sezonų, tačiau čia puikiai tiks pavasariui. Kažkur, kai naktis apie 10 laipsnių, tai iš viso be problemų ten su maikutė vos negali miegoti be problemų. Aišku, ir nuo žmogaus priklauso, man patinka ir šalčiau kartais. Ir viskas labai paprasta čia. Kokios funkcijos pagrindinės, tai vienoje kitoj pusėje, per apačią susisega. Taip pat yra tokie tampri, tai per viršų užsideda iš abiejų pusių. Ir labai patogu ir šilta miegoti.
Ir tik tai vienintelis minusas, kad iš tikrųjų tai vienintelis minusėlis yra, kad maišas sudėti yra labai nedidelis. Atitinkamo dydžio, aišku, didelis jis, bet sudėti yra reikalų, kol tu ten sukišai, tu savo net išimti yra reikalų. Bet vat, kiekvieną kartą susidedant plus 5 minutės vien tik miegmaišiai, užtat labai šiltai miegu. Tikrai rekomenduoju ir dėl to, kad, aišku, galim ten tų 3 sezonų miegmaišių ir pigiau rasti, ne, pigiau tikriausiai nerasit. Ir geresnių galim rasti ir brangiau, bet, sakant, 3 sezonam aš mėgstu ir šalčiau, tai man galima, ir dabar vėlyvo rudenį tikrai be problemų. Pasaka, aš nusipirkau už 70 gal eurų su nuolaida, tai pigiau grybo, kaip sakant. Čia toks miegmaišis šakės, tai aš nežinau, kur paprastą miegmaišį pigiau galima rasti. Aišku, galima rasti, bet tikrai nebus toks šiltas. Tikrai rekomenduoju, kas ieško, ir tikriausiai čia tokia pradedančiųjų kaina, kas tik tai pradeda žiūrėti, tai irgi tikriausiai nevažiuosit ten žiemą labai vėlyvų rudenį arba ankstyvą pavasarį. O jeigu važiuosit, užsidedat termo rūbus, pirmą sluoksnį, tada ant viršaus kažkokią maikutę kelnes ir tiek. Ir galim megztinuką užsimest ir labai šiltai miegot. Vis tiek, kam nuogam miegot žiemą su 5 sezonų, kai reikia bėgti, skuosti link meškerių žiemą, kol apsirengsit. Nesąmonė, man bent jau taip atrodo. Tikrai aš su visais rūbais miegu, ten mano tas žieminis kostiumas nebent nusijama. Ir tiek, kartais netgi ir su žieminio kostiumo kelniam nueinu miegot. Tingiu tą kombinezoną nusiiminėti. Tikrai rekomenduoju. Tracker Big Snoozas yra 2 rūšių. Ir kaip jums čia paaiškint, yra toks paprastas, kur viduj toks kaip flysas yra. Man žymiai pat kūnai fainiau jaučiasi taip toliau, ypač jeigu vasara kokia būtų. Ir yra smooth versija, kur tokia išorinė medžiaga yra panlygtais iš abiejų pusių. Taigi, žiūrovai, daiktai sudėti, jau beveik sunešti į mašiną. Ir ką, likau paskutinis. Ir tiek, sakom, pūniai, ate iki kito karto. Reikės būtinai dar kartą aplankyti. Šiek tiek jau susipažinau, norisi pažinti dar labiau. Ir su jos gyventojais, ne tik su ją pačia. Taigi, iki kito karto.